va, esam Tenerifei. Labai daug garsų, mikrofonų turim. Neplanuoju čia daug kalbėti. Gal tik tai tokį intro lengvo padarau, kad esam Gym'e, toks, kuris turi šiek tiek tokio old school'o prieskonių ir turi labai daug įdomių treniruoklių. Gali parodyti, kaip atrodo. Ką aš mėgstu su naujais Gym'ais, kad visada išsibandau naujus treniruoklius, kurių nėra mano sąlygoje, dirbu sportuoju. Ir kadangi esam atostogų režime, tai darom tokią palaikomąją fazę arba deloadą. Pratimus pradedu nuo silpniausios raumenų grupės ir realiai per atostogas fokusuojasi kiek įmanoma išlaikyti savo būtent tas silpniausios raumenų grupės ir būtent jas treniruoju. Tai va, pratimus pradedam tiksliau treniruoti nuo žiauriai gero pratimo pečių šono. Viską darau po 3-4 serijas ir mano šį treniruotė yra pečių šonas, viršutinė krūtinės dalis, nugaros sparnai, tai yra platieji nugaros raumenys. Tai būtent va tos yra raumenų grupės, kurias stengiuosi kiek įmanoma palaikyti ir apkrauti ir neapleisti atostogų metu. Gerai. Čia man atrodo 3-4 serija. Dabar darysim krūtinės viršutinę dalį ir pažiūrėkit, koks treniruoklis. Pasireguliuoti, koks reikia. Gerai. Dabar reikia nustatyti optimalų. Dar reikia užduoti kiekį. Reikės dės svorį. Biškį pafilmuosiu, kaip atrodo Gym'as, toj parodysiu. Aplinka tai žiauriai gera. Va, DJ pultas. Va, kiek visokių. Pats grinai, sakau, turi old school'o prieskonio tokio. Va ten toliau paėjus matosi va Arnoldas. Va, legenda plakatas. Ir paskui
Dar džimas rodo, va, kad išsimotyvuot klipukus biškį. Kačiokus. Dabar darysiu antrą pratimą krūtinės viršui, bet su ištempimu daugiau. Tai renkuosi trosus, nes apačioje labai daug žmonių ir aš nežinau, rasiu laisvą treniruoklį. Tai vienas toks patarimas, jeigu nori daugiau išpešti šito pratimo suvedimų su trosas krūtiniai, tai kuomet darote ištempimą, tai yra vedat mentės atgal, kas reiškia mentės atgal, vesti pečius atgal, alkūnės atgal, ištempiam krūtinę ir palinksim į priekį, kada tempiam, daugiau tempimo gausim ir kai įsitraukiam raumenį, išstumėm ir nusistumėm atgal. Va. Tada gauname pilnesnę amplitudę. Einame, nebėgame nuo tempimo, bet einame į tempimą ir duodame daugiau susitraukimo, nei kad einame į priekį tam, kad susitraukimo daugiau negautume. Va. Op, daugiau. Turim atsilaisvinusi labai gerą aparatą nugarai, tiek plačiai, tiek siaurai trauka, bet kadangi šiandien plačiųjų nugaros raumenų bus daugiau akcentas, tai rinksime siaurai traukti, nes čia susitraukia geriausiai. Ir dar darant siaurai trauką platesniam nugaros raumenim, labai svarbu yra suradus ranką pritraukus arčiau kūno suradus mentę, dar atlikti rotaciją, nes būtent rotacija irgi yra plačiųjų nugaros raumenų funkcija, rotuoti stuburą. Tai kaip viskas atrodo. No, po vieną ranką darom, didesnį amplitudę darom. No, pratinsiu ir atsitraukiu. Užtenka ranką iki kūno pritraukti, nes jeigu trauksime daugiau už kūno, daugiau dirbs rankon raumenis, tai nugaros.
Nu, jau baigiam trenkę. Viso 5 pratimai gavosi. Kaip ir sakiau, patreniravom silpniausias raumenų grupės. Nes per atostogas treniruočių režimas, intensyvumas jisai krenta. Tokią delaudo savaitę pasidarom dažniausiai. Tai reiškia, sportuojame mažiau kartų. Pratimai tik tai, ką akcentuojame ir nedarome viską 100%. O su mityba lygiai tas pats. Irgi palaikom tą daugmaž režimą, mes esam apartamentuose, ne viešbutį, reiškia, kad patys gaminamės dažniausiai maistą viską. Tai neišklystame labai iš kelio, automatiškai nepriaugam svorių. Tai kaip kas vyksta detaliau, manau, papasakosiu kitam vlogė po atostogų, nes dabar vis tiek atostogų režimas labai kažko konkrečiai, ką čia daryčiau, kitaip labai nepapasakosiu, bet po atostogų režimas bus ženkliai griežtesnis, nes esu savo nusistatęs limitą, iki kada ką pasiekti, tai sakykime, kad iki birželio mėnesio reikia paspausti formytę, bent to jokio noriu. Tai ten viską detaliau labai papasakosiu. Na, o dabar eisim, tada mes jau į apartamentus, į parduotuvę dar prieš tai užsuksim, nes reikia pavalgyti kažką. Tai tiek. Gal pavyko kažką tarti tik salėje, nes nesinorėjo labai daug prifilmuoti, kadangi žmonių labai daug. Nu, jeigu išgirsite, girdėjote, kad muzikytė kažkokia ant fono ėjo, tai žinokite, kad daug copyrighto, nes muzika garsiai kalo, YouTube'as būna copyrighto muša labai. Ant praeito vlogo tą patį padarė, kiekvienose regionuose pasirodo negalima mano vlogo vieno žiūrėti, nes tiesiog muzika kalė per stipriai. Tai va, tai labai dėkui, kad žiūrėjot. Tikiuosi patiko, kažkas naujo, kita šalis, sala, salė, Hamis Shrimp vadinasi. Tai čia tokia, kaip sakiau, su old school prieskonių biškė, bet žiauriai fainiai. Treniruokliai tokie amerikietiški, ar ten Made in Spain, nebuvo parašyta berods? Italija. Italija, ne? Nu tai va, Italijai pagaminta, bet tokia amerikietiško tipo treniruokliai. Ta prasme, belenkas, žiauriai gerai. Tai va, dėkui, kad žiūrėjote, kas neprenumeravote, prenumeruokit. Patinka, paspauskit, gražų komentarą parašykit, nes heito gal užtenka, nes būna ir jo gaunu. Tai va, gražus komentarai, laukiu. Tie, kas palaikote, labai ačiū. Ir tai man yra motyvacija kurti toliau. Tai va, dėkui. Ačiū operatoriui.